Sveiki visi. Taip, vasaros vidurys. Šiandien berods 11 ar 12 Liepos. Seniai nedariau video. Pasižiūrėsim, kaip čia tas vynuogynas mano laikosi. Vakar atvažiavau. Betvarkė. Taip. Parodysiu, kaip neturi atrodyti. Kaip neturi atrodyti vynuogynas. Tai praeisim greitai per visas formas. Čia vyninės auga. Nieko jau nedariau, nes nebuvo laiko. Bet taip kol kas auga, reikia sutvarkyti. Paskui padarysiu video, kaip atrodo viskas sutvarkyta. Taip, čia yra pas mane jubiliejinė čirkaska. Bet taip atrodo. Tropikana. O čia dinka susimaišė su sfinksu. Sfinksas labai gerai čia pas mane atrodo. Kaip kareivėliai ūgliai išsirikiavę. Žiūrėsim, kai pradės palintis, tai bus aišku, kur čia kas yra. Čia va nelaimė mano. Akademikas. 3 metai ir tik tai tiek va. Gal kas gali papasakot, kas laukia augina, ar čia apsimoka jį toliau kankinti, ar kažką tai kitą dėti į jo vietą. Džafarkara čia kolekcijoje pas mane. O dar va tokie dalykai darosi rankovė. Ėjo. Iki Liepos vidurio viskas čia gerai buvo ir nudžiuvo. Nekrozė, greičiausiai nekrozė. Tai va taip būna. Vyka mano su vėžiu. Su vėžiu tai darau vieną šitą užkasiu ir darau sodinuką. Kitą vietą persodinsiu. Čia Lietuvoje gan vėlyva, bet nebloga. Dukrytė mano Vyka, tai užtat aš ją turiu. Taip, toliau einam toliau žiūrėti. O kaip čia atrodo viskas, kai nesutvarkyta. Va taip va. Čia auginu naują eilę darau iš šakelių. Paprastai subedžiau šakeles ir žiūrėsim, kas čia bus. Čia pas mane poloničnai. Kažkas FB grupiai klausė, kaip vystosi kaipgi jisai, Jupiteris, va taip va, pas mane čia atrodo. Atrodo, kol kas viskas yra gerai, nieko dar nenormavau. Kai normuosiu, gal padarysiu video, jeigu spėsiu. Nes čia iš darbo ir tai pas mane, kol viską apeisiu, kokias 5 dienas praeis. Čia Butniūnų Everestas. Žiūrėsim, kas čia bus. Pernai nulaužiau kekę. Tai nežinau, greičiausiai čia turėtų būti mes su Giedrium. Giedrius tai yra, sako, kad greičiausiai čia bus pametį učitelė.
Čia Danskiai Zori iš Rasos. Labai ši pas mane irgi prastai auga, nes čia labai šlapia vieta. Šlapia vieta. Čia dar kažkokie tai vat. Tipo Тасон, Журавчик Вишньовий. Kibiruose, kad geriau augtų, bet ką padarysi. Taip, čia Vėlisas, Polonės 50. Galvau, šiemet bus geriau, sudulkinęs iš pradžių, bet nekaip. Užtat RPS kekės, nu, nerealios RPS. Taip. Nu, va taip, čia atrodo viskas. Čia ta nauja eilė. Aha, bėgam toliau. Čia irgi šakelė įdėta. Bet nėra jokio pumpuro. Tiek to. Čia bus pas mane Viktoras. Jisai čia irgi su sfinksu, 2 sfinksus turiu. Persipinę su sfinksu. Pirvazvanai čia vat, šitas krūmelis. Nieks netvarkyta, kol kas atrodo taip. Parodysiu, kaip turi būti sutvarkyta. Čia va irgi Sniežok. Kontrolinė kekė. Šiemet bus jau apie 100 derinčių pas mane. Su tom kontroliniam. Apie 20 šiemet naujų bus kontrolinių kekių parodys. Taip, čia kas čia pas mane tokio Čorny Izumrud. Irgi nežinau, kiek čia metų, gal čia 4 metai sėdi jisai, nieko nedaro. Tarp kitko sodintas 2 metų. 2 metų sodinukas. Neišpurenau šaknų, nes jau buvo pradėjęs vegetuotis, užtat taip jisai čia ir sėdi. Čia sienė. Labai gražiai atrodo. Sienė. Taip, čia tinklas nuo stirnų. Pralysiu. Čia Krasa Nikopolė ir Krasa Balak. Krasa Balak atrodo, gal kontrolinės turės. Kalabok Nelson. Zarenis Vitajevo čia. Pirmas dėrėjimas irgi. Valiokas. Pernai nieko neturėjau. Šiemet yra kažkokios tai kikytės. Uglė nusvirėjusi, reiks parašinėti. Valiokis Juminka čia. Čia Božena. Božena, Maša. Mašą su frezu užkabinau. Mašą auginu iš naujo. Uglius. Maša ir čia į Rembo toliau. Rembo irgi čia viskas nusvirė. Nebai užtenka aukščio, reikės
Reikės kažką tai galvoti, reikės kirpt. Kirpt reikės, užteks augti. Rembo. Čia garstyčios pasėtos. Bus dar viena eilė ruošiama. Ruošiama dar viena eilė. O, čia va neauga. Vladikanočio labai prastai auga. 3 metai, jo, 3 metai. Nu gal kitais metais turėsiu kontrolinį derlių. Taip, ajuta. Ajuta, va, viskas susipynė. Džiunglės, vienu žodžiu. Džiunglės. Čia senai eilė, tai jau čia viską matė, kas stebi mane. Taip, o čia pas mane bus Katrin, irgi jau 4 metai. Tik tai dvejinasi, ūgliai dvejinasi. Jokio čia derliaus nėra. 4 ar 5 metai. O čia užpernai sodintas. Basantė va kontrolinės kekės yra. Gerai. Čia viskas sodinta vieną dieną. Tai kažkas su kontroliniam kekėm, kažkas tik tai va vieną ūglį išleidęs dar. Čia tas kažkas tai bus Zorinka. Pas mane Norvegijoje labai gerai augo, bet nušalo. Nušalo šaknis. Tai palčikly. Labai posūnius mėgsta įsileisti, matosi. Palčikly. Taip. Čorna izjumika. Rumeika, labai noriu pasižiūrėti rumeiką. Labai Lietuvoje turėtų tikti. Ir čia vernisaž bėla, čia kriulės. Nereikia maišyti su kaluginu vernisažu. Irgi pernai buvo kokios šakos. O šie ir nieks nesunedėjo, šiemet iš naujo viskas auga. Nu va, šitaip atrodo. Aha, einam toliau agurkų pasisinaut šitoje pusėje. Labai šlapia, tai agurkai auga gerai. Kol dar neužaugo vynogės, agurkus auginu. Taip, čia kad taupyt laiką. Kad taupyt laiką, parodysiu 2 eilės iš karto. Čia bus kas čia bus, to pažiūrim. 13 eilė. Blehamer, čia Blehamer, gal šiais metais gerai apsidulkina, nes kiekvienais metais jis prastai apsidulkina. Šiaip tai gero skonio, labai jisai gerai auga. Mėginau šį įskiepyti trombiką. Nelabai gavosi. O čia va kitos naujienos mano. Irgi prastai auga. Taip, Elvyra ta pirma buvo, čia Novičiok. Novičiok, Solniška. O čia pas mane bus Roza Ranė. Turiu kontrolinės kekės jau. Žiūrėsim, kaip čia bus. Čia pametė Učičelę. Persipinė su Geliodoru. Augliai ant žemės.
vietose. Taip, o čia pas mane kas čia bus. Kur čia tas krūmelis bus? Grand Prix. Grand Prix. Ne, čia ne Grand Prix. Taip. Elvyra, Navičiok, Solniška, Energodar. Čia va, Energodar, sakau, kad Grand Prix neaugo pas mane. O, Grand Prix. Mano. Ta pačia valandą sodinta viskas. Va, pasižiūrim kaip tenai. Priešais krūmas jau su derlium. Ir va, kas čia va. Tai va taip va būna. Geras sodinukas. Toks buvau laimingas, 1,5 metro ilgio buvo, kai parsivežiau. Ir tik tai tiek. Taip, čia va Katiuša. Katiuša irgi va kontrolinį derlių duoda. Gerai. Gerai, čia kosmonautas. Pirmūnas pagal sunokimą turėtų būti. Aha. O čia pas mane... Čia pas mane... Kas čia pas mane? Гречко, Шарадова. Шарадова, блестящий. Блестящий, изумление. Irgi po 5 metų pirmą kartą duoda kontrolinį derlių. Žiūrėsim, kas čia bus. Ir čia kontrolinės kekės bus Ранняя Надежда. Taip. Einam toliau. Einam toliau. Čia Vadovga. Irgi pirmūnė. Čia va taip atrodo Čerный kliuvik. Nugriuvęs visas. Čia dar kažkokia tai. Taip, o čia pas mane turėtų būti kvartet. Kvartet irgi ultrikas. Čia turėtų būti Dinka. Dinka. Bliuzas. Jo, bliuzas kontrolinės. Kontrolinės kekės ir derlius kontrolinis labai gerai. Labai gerai. Čia Bruno. Bruno, Bravissimo sodinukas. Taip, už Bruno Silva mano. Silva ir Zolotая Koroleva. Vat kaip prastai apsidulkinus. Pirmą kartą aš taip matau. Tai čia persipinė, dabar nežinau, ar čia Silva, ar čia Koroleva. Taip prastai apsidulkinus. Greičiausiai, kad Koroleva, nes va čia va tai tikrai žinau. Tai va. Taip. Aha. O čia irgi sulaukiau lastičkos. Lastičkos sulaukiau ir rombiko. Oi, ta rombika, čia gal 3 krūmas pasodintas. Irgi ilgai laukiau. Tai miršta, tai stirnos nuvalgo auglius, tai pirmi metai kažką tai turėsiu. Taip. Montblanas. Čia balta uoga turėtų būti, kur čia nepagauna šios va. Balta uoga ir Atosas. Atosas irgi šiemet kontrolinės jau bus kekės, kur iš čia. O nu va čia va parodys. Va tokias va.
Va taip. Čia labai vėlai apsidulkino kažkaip. O ten yra kitų. Nu, bus matyti. Taip. Darom pauzę, einam toliau. Taip, čia va dar va. Gabaliukas yra. Irgi reikia tvarkyti, viskas čia susipainioja, greit praeinam. Taip, čia bus silver, turėtų tik čia atviram grunteinai. Čia Pisenkos OM, efekto M, kitais metais turėtų būti kontrolinis. Čia dvi auga pas mane Paryžanka ir Ogninai. Paryžanka, Ogninai. Kišmiš Jasė. Šitos va mažytės uogytės. Ir va čia va. Taip. Taip, čia va Arkadija. Pagal idėją turėtų būti. Be spalvų labai čia sunku suprasti. Kur kas. Aha, Arkadija. Ir dar aš čia turėjau. Kažkas klausė, kaip karnavalas. Kuris čia tas karnavalas dabar pas mane žiūrim. 16, 17 karnavalą. Karnaval toliau. Karnavalas čia va turėtų būti jisai. Bet nežinau, kurios čia jau kekės. Reiks atsirinkinėti, kai darysiu normuosiu, tada bus aišku. Čiorny kristal čia va krūmas, labai jaugus, viskas čia krenta. O, kaip atrodo. Taip, čia va pas mane irgi kontrolinis derėjimas ir kontrolinės kekės. Čia bus nebuvo, tai čia Dominikas. O čia va nesubrendavo, kokie pagaliai buvo pernai. Nesubrendo, iš naujo viskas augo. Tai čia vėlisas dar vienas. Tai ten žarptica, ta kur nesubrendo, tai žarptica. Visko neatsiminsi. Čia veliūras. Irgi neturiu dar kol kas nieko ant veliūro. Taip, o čia Centennial. Mėginsim vėl. Labai prastai pas mane augo jisai. Centennial ir Bėševski. Kur čia tas Bėševski? Va čia tikriausiai bus Bėševski. Tai va taip pat. Skubiai einu viską tvarkyti. Po kokių 5 dienų padarysiu kitą video, kaip jau turi atrodyti sutvarkytas čia va. Alfa ta laukinė su kokiam kekiam. Mėginau kitą alfą įskiepyti, bet nesigavo. Čia va Kalugino alfa šalia auga palyginimai. Yra va kažkokios tai kekytės. Čia Malčik. Irgi kontrolinė kekytė išmesta. Ar ne?
šarmą, šarmą deklaravo kaip ultra ankstyvesnis už rombiką, bet nežinia, ar bus ankstyvesnis jisai. O čia kontrolinės kekės nuotakos miestą. Galų gale irgi iš 3 ir 4 karto pavyko prisiauginti. Taip, o čia bus Helena. Helena, saulė labai šviečia, nesimato. Čia irgi kartu viskas sodinta. Ir va, krūmelis. Nieks čia neauga. Tai va taip. Vernisažas Kaluginat, šitas kur neaugo. Čia Dniprovskis suvenir bus kontrolinis. Kontrolinis kekis ir kontrolinis derėjimas. Čia irgi dar vienas neaugantis. Krasava. Nu va, tai tiek šitam kartui. Iki malonaus. Ačiū už dėmesį.